ETSI pirmo ketvirčio finansinės apžvalgos. Labai daug kalbų apie ETSI pasikeitimus pažeidimų reguliavime. Tai norėčiau šiandien apie tai pakalbėti ir išsklaidyti jūsų nuogąstavimus, nes ne vienas dėl to kreipėtės. Jeigu prie mano kanalo arba mano video žiūrite pirmą kartą, mano vardas Aistė, aš užsiimu ETSI konsultacijomis nuo 2016 metų. Galite žvilgterėti mano puslapį etsikonsultacijos.lt, ten rasite platesnę informaciją. Taip pat šiais metais dalyvausiu e-commerce konferencijoje rugsėjo 19 berods. Tenais bus mano dirbtuvės. Tai šiuo metu yra geresnė kaina. Tai konferencijai pasiieškokim bilietų, tikrai bus verta. Taigi, apie ką aš norėjau šiandien pakalbėti ir dėl ko čia sukilo daug aistrų ir žmonės pasimetę, nežino, kas vyksta ir nežino, kas bus. Džošas labai daug, iš tiesų nemažai ir per klausimus, ir per patį pirmo ketvirčio finansinės ataskaitos pristatymą kalbėjo apie tai, jog ETSI žino, kad yra daug prekeivių, daug parduotuvių pažeidžiančių ETSI taisyklės ir kad reikia su tuo kažką tai daryti. Tai pirmiausia reiktų pakalbėti apie tai, kokio tipo pažeidimai būna. Tai grubiai paėmus, tos pažeidimus galima padalinti į dvi dalis. Tai pirmas tipas pažeidimų yra autorinių teisių pažeidimai, su kuriais ETSI be išorinio įsiterpimo nieko nedaro. Tai reiškia, jeigu autorinių teisių savininkas nesikreipia į ETSI, jie prekių, kurios pažeidžia šios autorinės teisės, neišiminės, nes kitu atveju jie tai turės daryti su absoliučiai visomis prekėmis, kurios pažeidžia autorinės teisės. Tai reiškia, jie turės tapti tam tikrą prasme kaip policija. Tam reikia daug resursų ir jie šito tikrai daryti nenori. Antras tipas pažeidimų tai yra ETSI taisyklių pažeidimai. Na ir tų ETSI taisyklių yra tikrai nemažai. Jas reikėtų žinoti, kaip apskritai atliekant bet kokį dalyką, bet kokioj platformoj ar gyvenime reikėtų žinoti, kokiamis taisyklėmis jūs vadovaujatės, ar ta platforma vadovaujasi. Tai viena taisyklių grupė yra nelegalios prekės, tai reiškia prekės, kurios pažeidžia vienos ar kitos šalies įstatymus, saugumo taisyklės kažkokias, pavyzdžiui, ten žaislai vaikams, kurie neturi sertifikatų, tokiais dalykais negalima prekiauti, prekės, dėl kurių buvo iškelti teisminiai procesai. Tai šiuo atveju kaip vienas iš pavyzdžių yra vaikiški karoliukai iš gintaro, ETSI jais draudžia prekiauti. Tokio tipo prekės kaip ginklai, tai yra bendrai priimtas apribojimas pasaulinis ir taip toliau. Kitas tipas ETSI draudžiamų prekių tai yra ne rankų darbo, mass produce prekės, kur jūs esate tik dropshipperis. Tai, tarkim, perkate iš AliExpresso arba dabar iš Temu ir nieko nepakeitė tose prekėse, jomis prekiaujate. Taip pat prekės, kurios yra neteisingai aprašytos, tai reiškia, jūs sakote, kad jinai yra rankų darbo, nors ten rankų darbo nėra. Ir taip toliau ir panašiai. Tai dabar pakalbėsim apie šią grupę, apie tą antro tipo draudimų grupę, nes su pirmo tipo draudimais tai viskas aišku. Autorinių teisių turėtojas ETSI atsiunčia pranešimą, kad tokios ir tokios prekės pažeidžia jo turimas autorinės teisės. ETSI patikrina, ar tikrai tas asmuo yra autorinių teisių turėtojas. Anksčiau beje šitas žingsnis ne iki galo buvo atliekamas ir jūsų listingas yra tiesiog ištrinamas. Jeigu jūs gaunate DMCA pranešimą, o jisai yra neteisingas, jūs galite
jį counterinti, tai reiškia atsiųsti Etsy įrodymus, kad ne, tai yra vis tik tais jūsų prekės. Nu ir ten paskui tolimesnis žaidimas persikelia į teismus. Taigi, dėl ko čia dabar sukilo visas šitas triukšmas, dėl to, kaip Etsy tvarkysi su prekėmis pažeidžiančiomis jų taisyklės. Iki šiol tai kėlė labai daug problemų, dėl to, kad prekių šalinimas buvo automatinės. Nutraukė mano įrašą. Taigi, anksčiau buvo labai daug triukšmo dėl to, kaip tos prekės buvo šalinamos, kai jos yra aptinkamos. Turint omeny, kad prekių Etsyje apskritai yra labai didžiuliai kiekiai, milijonai, 10 milijonų, man atrodo, ten kažkoks skaičius buvo apie 100 milijonų minėtas. Tai žinoma, tai yra daroma ne rankiniu būdu, tai daro ne žmonės. Tai daro robotai, tas pats dirbtinis intelektas, jis yra apmokamas, jam yra duodamos taisyklės. Na ir tomis taisyklėmis vadovaudamasis, tas dirbtinis intelektas anksčiau paimdavo ir tiesiog išjungdavo jūsų prekes, jeigu jos jo manimų netitinka taisyklių. Ne? Tai labai daug buvo problemų su to pačiu gintaru, nes tarkim, jeigu jūs tiesiog pasižymėt kažkokio tai daikto spalvą kaip amber, jis automatiškai reaguoja, kad tai gintaras ir nesvarbu, kad tai nieko bendro neturi su vaikiškais karoliukais, visa tai yra išjungiama. Tai kadangi Džošas pradėjo kalbėti apie tai, jog dabar tai bus daroma dar aktyviau ir jau yra daroma dar aktyviau, žmonės žinoma sunerimo, nes aišku galvoja, kad tokių atvejų, tų neteisingų identifikacijų tik tais padaugės. Tai šitą šiek tiek pasikeitė, ką padarė Etsys. Jie anksčiau tiesiog jūsų prekę išjungdavo, jeigu jinai netitinka taisyklių. Dabar daroma yra šiek tiek kitaip. Dabar prekė nėra išjungiama, prekė yra išimama iš paieškos. Tai reiškia, jūsų prekė, jūsų parduotuvėje yra, jinai yra aktyvi, tačiau jinai nėra rodoma paieškoj ir praranda savo leidus, jeigu ten buvo Etsy Pick ar kažkas tai tokio. Jeigu jūs pamatote, kad jūsų prekė yra neteisingai identifikuota kaip netitinkantį taisyklių, jūs galite tai apeliuoti, rašyti Etsy'ui ir jie per kažkiek laiko peržiūri tas apeliacijas ir sutvarko viską. Tačiau yra dabar dar įdėtas kitas žingsnis, kai jūsų prekę pašalina, kai robotukas nusprendžia, kad jūsų prekė netitinka Etsy taisyklių ir jisai ją pašalina iš paieškos, visus šitokius išjungimus peržiūri žmogus. Ir nurodo, ar tai yra teisingas pašalinimas, ar tai yra neteisingas pašalinimas. Na ir žinoma, robotas tokiu būdu mokosi. Jeigu jisai teisingai pašalino, viskas tvarkoja, jisai kartos toliau tą veiksmą. Jeigu neteisingai pašalino, daugiau to veiksmo nekartos. Kitas būdas, kaip tie robotai yra mokomi, tai jūs turbūt atkreipėte dėmesį, kad šiek tiek padaugėjo Etsy Pick prekių pažymėtų kortele Etsy Pick. Tai Etsy adminai, Etsy darbuotojai peržiūri prekes ir tos prekės, kurios atitinka Etsy taisyklės ir yra pageidaujamos ir yra geros ir turi geras nuotraukas ir panašiai, jos yra žymimos Etsy Pick tam, kad DI, tas dirbtinis intelektas, žinotų, kad šitokios prekės yra geros ir prie jų lysti nereikėtų, arba jas kaip tik reikėtų rodyti paieškoje, jeigu yra, tarkim, pasirinkimas daug didesnis ir jisai renkasi, ką rodyti ir viena prekė turi Etsy Pick badge'ą, kita neturi. Tai automatiškai rodys Etsy Pick. Tai va tokie pakeitimai, kurie mano manimu yra tikrai neblogi ir turėtų sukelti mažiau problemų žmonėm, turėtų pašalinti tikėtina daugiau nekorektiškų prekių. Aišku, su tuo yra labai sunku kovoti. Kaip jau minėjau ankstesniam video, su tuo šiek tiek padeda kovotas dabartinis mokestis $15, jeigu nori atsidaryti naują parduotuvę. Na ir
Etsy sako, jog jie pirmiausia peržiūri tas prekes, prekių atitikimą jų taisyklėm, kurios yra rodomos aukštai paieškoj ir kurios yra naujos. Tai turėkit omeny, kad keldami naujas prekes galite sulaukti daugiau kažkokių tai Etsy veiksmų, nes jie yra suinteresuoti, jų politika sako taip, kad mes nenorime rodyti žmonėm prekių, kurios netitinka mūsų taisyklių. Ir todėl tos prekės, kurios yra dažniau rodomos, aukščiau rodomos paieškoj, bus peržiūrimos pirmas, kad būtų kuo mažiau tų tokių sutrikimų, kur yra rodomos prekės netitinkančios Etsy taisyklių. Tai jeigu dar turite kažkokių tai klausimų šitą temą, galite rašyti komentaruose. Ir taip pat norėjau komentaruose trumpą apklausą paskelbti, kadangi ne prieš tai buvusiam video, bet dar ankstesnėm minėjau, jog gegužės mėnesį bus mokymai, kurie įvyko gyvenimas ir jie nusikėlė. Tai norėjau jūsų paklausti, ar jums mokymai, workshopas, dirbtuvės Etsy, jos būtų mėnesio trukmės, 4 susitikimai praktiniai, prieš tai 2 valandos teorijos, kuri jums liks įrašyta. Ar jums tokie mokymai tokios dirbtuvės labiau tiktų birželio mėnesį, ar jau tada geriau rugpjūčio pabaigoj, rugsėjo pradžioj? Parašykite komentaruose, kaip jums labiau šitas variantas tinka. Ir tada aš susidėliosiu datas ir paskelbsiu jau registraciją į mokymus. Tai ačiū, kad žiūrėjot.